Finale, kaip žinote, Seimas mes nepritarėm 16 metų jaunuolių įtraukimo į balsavimo procesą. Šiaip tai jaunimą reikia skatinti, reikia kviesti. Mes dirbam irgi daug su jaunimu. Kitos politinės partijos dirba. Gailiausia tai, kad, pavyzdžiui, kokia konservatorių politinė partija jaunimą nešviečia, neaiškina, bet jie naudoja perversmams, organizavimui, puolimui, su oponentais susidirbinėjimu, piketams, streikams ir panašiai, ko be kita ko, Kaune ten irgi nubaustų, man atrodo, buvo, kaip prieš mane darė. Tai kiekviena politinė partija turi ugdyti jauną žmogų, kad jisai turėtų kritinį mąstymą, gebėtų vieną klausimą matyti 4-5 kampais ir politiškai jį, kaip sakant, parengti. Tai dabar nuo 16 metų leisti balsuoti norimas buvo. Tai dabar aš tada duodu klausimą. Tai gal į kariuomenę pradėkim leisti nuo 16? Gal ginklus išduokim nuo 16? Cigaretės prekiaukime. Alų nuo 16. Degtinę nuo 16. Panaikinkim baudžiamąjį kodeksą numatytą straipsnio nuostatą, kad santykiavimas, lytinių santykių turėjimas su nepilnamečiu asmeniu. O kodėlgi ne? Jeigu mes kalbam, kad tai yra sąmoningas, suprantantis žmogus. Emancipacija, taip, galima asmeniui nuo 16 metų, kada pats žmogus kreipiasi, duoda savo tėvus į teismą ir pripažįsta ribotų veiksnių. Tai aš manau, kad liberalų sąjūdis, socialdemokratai, konservatoriai bandė įtikti jaunimui, sakydami, kad mes už juos ir panašiai. Bet jie vieno dalyko nesuprato, kad sekantis žingsnis, ko jaunimas reikalaus, tai dar kartą sakau, alkoholio atlaisvinimas, cigarečių atlaisvinimas, narkotinių psichotropinių medžiagų atlaisvinimas, leidimas įsigyti spirtį. Bet tai eina leftistų ideologija. Nešviesti jaunuolį, nemokyti, kaip jis ateityje turės balsuoti, kaip jis turi domėtis, kaip jis turi dalyvauti politinėje veikloje, būti savanoriu, prisidėti. Bet esminis dalykas yra bandymas susiauginti žmonės, kurie tik būtų reikalingi tam momentui, kaip donoras, kaip aš vadinu, tai donoras atėjo, atliko ir panašiai. Tai aš noriu tikėti, kad žavus jaunimas mūsų Lietuvos, kuris protingas, jis supranta, ką su jais bando politinės partijos padaryti, kad tiesiog 16 metais bandė sukelti emociją. Kitas yra dalykas, tiem, kam dabar yra 17 metų ir ta pataisa konstitucinė praėjo, po metų jiems bus 18 metų. Bus 27 metai savivaldos rinkimai. Tai konservatoriai taip savotiški ir liberalai dar bando tikėtis, kad kokie 2-3 tūkstančiai žmonių, kuriems sueis kitais metais 18 metų galės balsuoti rinkimuose, jie prisimins, šitie neleido mums nuo 16 metų važiuoti. Davai atkeršim tiem, kurie leido mums balsuoti, kur norėjo leisti balsuoti nuo 16. Tai aš manau, kad tai tiesiog ydingas dalykas ir tai veda į pražūtį. Ir aš nemanau, kad valstybė, atsakinga valstybė, atsakingi politikai turėtų naudotis šitaip jaunimais, pasiekti savo asmeninių tikslų.